vienas pagrindinių ikoninių Miami Beach vietų. Sistema kaip ir laive, jeigu jūs laive turit viskas įskaičiuota, tai ir va šitose kavinukėse bus irgi viskas įskaičiuota. Tai išeinam į krantą Bahamose, labai faina tokia detalė. Žiūrėkit, supilta, iš pradžio atrodė lyg šiukšlės, bet čia sveiki atvykę į Bahamas. Šį kartą laivo apžiūrą pradėsiu taip pat labai įdomiai nuo to aukšto, kur ir gyvenu, 16 aukštas. Ir vau, koks vaizdas. Mūsų kajutė šį kartą yra su balkonu. Matot, kilimėlis, čia paplūdimio rankšluošiai, tai yra baseino rankšluošiai. Dviaukštė lova, jau paruošta 2 vaikams. Ir koksai malonus siurprizas, vynas kambaryje. Vau, koks vaizdas, koks vaizdas. Nu ką. Pusryčiauti ir vakarieniauti jūs galite va tokiam restorane, šiuo atveju su Hexagon restorane ir aš renkuosi čia visada pusryčiauti, dėl to, kad aptarnavimas pagal meniu laiks nuo laiko keičiasi, o pro langą turim šiandien va tokį vaizdą, labai gražu. Galit pusryčiauti ir vakarieniauti taip pat ir švediškam stale bendram restorane. Parodysiu, kaip reikia judėti. Visuose lobby yra liftai ir aš dabar noriu važiuoti į 18 aukštą, spaudžiu 18, man parodo raidę F, iš kur aš kilsiu. Tai va, F raidė, susirandu šitam lifte, įėjusiu vidų, nieko nereikės spausti. Laivas kils pats. Ir čia labai fainai panoraminis liftas ir matosi 8 denis, laukinis jau. Esu beveik laivo priekiu, iškylu į Il Mercato bufetą, 18 denį. Čia yra švediško stalo restoranas. Tik įėjus mūsų paprašo nusiplauti rankas, nusiplauti ir dezinfekuoti. Na ir dabar pietų metas, čia yra valgomi pusryčiai, pietus ir vakarienė, bet visi svečiai turi galimybę naudotis a la carte. Restoranais nemokami, jau rezervuojant kruizą yra užsakomas laikas. Bariukas, kur mes galime atsigerti kavos, bet kava, jeigu jūs neturit viskas įskaičiuota, tarkim, espresso yra mokama, o va tokia amerikanų, kurią žmonės, kurią padavėjai atneša ant stalų, yra nemokamai. Tai kaip atrodo švediškas stalas? Tai visiškai taip kaip eilinio viešbučio ir netgi maistas, sakyčiau, nes yra geras, džiovinti pomidorai, pusryčiams lašiša, čipsai. Daugiau meksikietiška virtuvė, bet be abejo, visko nerodysiu, bet tikrai yra sočiai. O jeigu jūsų gimimo diena, tai restorane jūs sveikina taip. Langai yra uždari, bet vaizdas yra labai gražus. Šiaip žmonių čia būna labai daug. Tai man labiau asmeniškai patinka valgyti a la carte restorane. Restorano zona yra labai didelė. Dabar čia matot mažai žmonių, nes visi didžioji dalis žmonių yra krante. O šiaip tai per visą beveik laivą, per pusę laivo eina švediško stalo bufet restorano zona. Matom ir ledai, pyragėliai, picas. Visi staliukai yra numeruoti. 355, taip jūs galit, bent jau mes, savo draugams, savo šeimai nurodyti, kurie jūs gali susirasti. Aha, Zen pool, Zen baseinas, dažniausiai jisai būna ramesnis. Tokie va baldai, šiaip tvarkingi, faini baldai. Gultai viskas nauja laivo yra tik tai pusę metų. Ir žmonių čia yra tikrai mažiau, netgi ir kai būna diena jūroje. Čia yra neįleidžiami vaikai, tai jeigu jūs norit ramybės, va, puiki vieta praleisti laiką.
Karibų kruize yra 2 tokios dienos. Diena laive. Tai kai mes niekur neišlipam ir visi žmonės lieka laive. Va dabar yra vidury dienos ir visi, kas yra nusipirkę paprastas kajutes, pažiūrėkite, turi sutilpti čia žmonių apie 5000, gultų, nežinau, 1500, viskas, vidus, viskas yra užimta. Ir tada gelbėjo Aurėja iš va šitos zonos, mes užlipam tokiais uždarais varteliais su savo Aurėjos kortele. Aurėjos tai paprasta mūsų kruizo kortelė, patenkam į atskirą zoną, kur visiškai kitoks vaizdas. Kur daug mažiau žmonių, daug erdviau ir tikrai galim gauti gultus. Vaikšto po Aurėjos zoną, kur tik Aurėja ir jacht klubo svečiai gali patekti. Jacht klubas turi dar aukštesnį savo denį, kur tik jie patenka. Čia pas mus ir prie restorano, prie bariuko nėra eilių, va prašom, pilną staliuką. Taip, kad jeigu jums kyla klausimas, ar verta mokėti tą skirtumą už Aurėją, ir jeigu jūs turite daugiau negu 2 dienas jūroje, taip, verta, nes čia pro langą matosi ir vidinis baseinas. Vidiniam baseine taip pat yra galybė žmonių. Tai jūs ne tik, kad gultų negaunat, jūs negaunat net staliukų. Tai va šitas chaosas šiek tiek trikdo paprastų kajučių svečius. O to tarpo pačioj, ką vyksta, mokosi šokti svečiai ir visą laiką animacija kaip 5 žvaigždučių viešbutį tikrai gera. Vaizdas į 8 denį. Iš viršaus čia vakare vyksta programos, šviečia neonai. Fainai. Tokių fainų, gražių, panoraminių pasisėdėjimo vietų yra. Labai faina man vieta 8 denio gale. Va matote, kur pačiam gale prie jūros yra, nueisiu dar jums parodysiu. Ten yra ir sport baras, pabūti vakarais. Kita laivo pusė ir tas pats aukštas, tai tiesiog kita pusė. Vaizdas į Bahamus, dirbtinę Mesti salą. Šiandien visą dieną leidžiame čia, dėl to aš vaikštau po pustuštį laivą. Kylu į 19 aukštą, vis dar zen zona. Dar vienas baras. Gėrimus turit pasimti apačioj, bet va čia galit prisėsti ir vakare, kai visur pilna žmonių, čia tokia oazė. Slapta, čia žmonių būna mažai. MSC laivas turi ir va tokių su balkonais vidinių kajučių, kurios žiūri į 8 denio promenadą. Ir iš 19 aukštą zen baro kylu į 20 aukštą, o čia yra vaikų rojus. Na, jau įspūdingai tai, kad jūs galit va šituo kalneliu vienu nusileisti iki 8 aukšto. Parodysiu jums dar iš apačios. Ai, šiaip mes plaukiam su Maltos vėliava. Taip, kad laive galioja Maltos įstatymai. Kaip jums karstynės, tai čia ne tik vaikams, adrenalino mėgėjams, bet va turit pasimatuoti savo ūgį, ne viskas leidžiama visiems. Tai karstynėse vyrauja didesni žmonės, kiek aš mačiau, o čia tos supynės įspūdingos, jūs galit suptis virš bedugnės, tai kliksmų labai dažnai iš savo kajutės girdžiu. Visa tai yra įskaičiuota į kainą, yra nemokamai, taip kad galit naudotis į sveikatą. Gražios zonos, ar ne? Kalneliai, tai vandens kalneliai irgi pakankamai dideli. Tikras turkiškas Long Beach'as laive, ar ne?
Šalia užeinam į vaikų klubą ir sporto aikštelę. Čia vyksta ir krepšinio varžybos. Ir visur surašyta, kur yra video žaidimai, kad 6 dienį, 19 dienį. Tai ką tik aš jums nufilmavau Sportflex MSC. O šalia įspūdingas sporto klubas ir čia yra privaloma eiti su sportiniais bateliais, basiems neleidžiama užeiti. Treniruokliai be abejo naujausi ir vaizdai įspūdingi. Ir šiaip čia visada, jeigu diena jūroje arba ryte būna pilna žmonių. Minėjau Aurėją. Nors diena krante, bet žmonių vis tiek laive yra nemažai, bet aišku dabar galybė tuščių gultų. O kaip susigaudyti laive? Žiūrėkit, mes dabar esam 20 denį. Čia yra priekis. Mes dabar buvom va čia, 20 aukšte. Sporte. Leidžiame žemyn, buvo restoranai, kuriuos aš ir praėjau. Dabar eisime galim leisti žemyn, o čia viduj laivo vyksta visas veiksmas, tuoj praeisime. Leidžias vienu aukštu žemyn. Il Mercato mes jau buvom, tai yra švediškas stalo restoranas, O čia mes einam dabar į baseiną, į kitą pusę nuo restorano. Marazur, mes jau matėm, bariukas, ledai yra mokami. Gėrimai, čia jeigu jūs norite, tarkim, atsigerti kavos ar kažko, pateikėte savo kortelę, va čia yra laivo pasas su mano vardu pavardė, jie mato, ar viskas įskaičiuota ar ne, ir galim naudotis. Pagrindinis baseinas. Čia vyksta programos, moko šokti, būna didžiai. Dušai, visur yra dušai. Ir tiesiai pro baseiną neriam į vidinį Botanical Garden baseiną. Dažniausiai pakelia stogą ir šitas baseinas tampa atviras, bet jis vis tiek toks pusiau uždaras. Tai netgi kai būna diena jūroje, visi šitie gultai, visas šitas baseinas būna pilnas, bet labai gražus gultai. Iš tikrųjų, interjeras yra gražus, viršų yra staliukai, soliukai, visur yra nemažai džakuzi. Ir čia džakuzi dar viena. Kaip išeiti, pridedam ranką ir duris automatiškai atsidaro. Aha, čia jau reikia pastumti. Tai mes buvom Botanical Garden, vidinis baseinas. Visam laive yra tokie ekranai ir mes galim pasižiūrėti, kas vyksta šiandieną. Lighthouse Beach. Tai nuo 7:30 iki po 7:35 kažkokia vyks programa, mes iš laivo matysim. Ir viską galim pasižiūrėti, kas vyksta 20 dienį. Kad tai yra jachtklubo restoranas, tai va šitaip veikia išmanieji ekranai. Šiaip viską jūs matote ir savo programėlėse. Galim pasižiūrėti, kokie šiandieną renginiai vyksta. Na ir taip toliau. Tęsiam apžiūrą. 8 aukštas, 8 aukšte yra Aurėja spa. Aurėja svečiai gali naudotis nemokamai spa paslaugomis, įėjimui spa. Masažai, visa kita yra mokama. Na ir dabar mes patenkam lygiai didžiulį akropolį. Labai gražiai apšviesta, labai gražiai sutvarkyta, su galybė restoranų, parduotuvių. Pažiūrėkite, kokia čia
panorama atsiveria. Didžioji dalis šitų restoranų yra mokami. Gin Project, džino namai, aludė su galybė rūšių alaus. O šitie laiptai vakarais tampa podiumu ir fotosesijų vieta. Šeštam aukšte Luna parkas. Čia galima užsisakyti ir ateities kruizus. Siūlo nuolaidą. Kiek reali ta nuolaida pasakyti negaliu. Norint patekti į Panorama Lounge, kur vyksta kiekvieną vakarą renginiai, jūs turit praeiti kazino 8 aukšte. Taip, kad praėjus kazino, mes patenkam į Panorama Lounge ir yra atidaryta dabar. Atidaryta. Aš manau, kad jums jau daro įspūdį, ar ne, tai, ką aš rodau. Va. Panorama Lounge'as ruošiasi šios dienos programai, pasirodymai. Vis tik supainiau, kazino yra 7 aukšte, bet nesmė, ar ne, susigaudysit. Šiaip tai man yra šiek tiek painu, bet šį kartą linkėjimai, Inga 1000 mylių sveikinasi su jumis. Tai man šiek tiek painu, kur priekis, kur galas, nes mes vaikštom viduj ir dabar aš jau nusileidžiu į 6 aukštą, tai pasitikslinu, tai yra tikrai 6 aukštas. 6 aukšte į vieną pusę tai yra restoranai, a la carte restoranai. Video iš jų taip pat yra įdėtas, atsisukite, pasižiūrėkite, registruojantis, perkant kruizą, jūs jau pasirenkate laiką, kada norite vakarieniauti. Tarkim, mes rinkome 6 valandą ir tai visai pasiteisina, nes kitas laikas yra 7:30 berods, man šiek tiek vėlu. Čia yra viešbučio registratūra 6 aukšte, galit paklausti viską, kas neaišku, kaip normaliam viešbutį. Priešais registratūrą dar vienas bariukas, kur vyksta tokios animacijos, užsiėmimai, vakarais gyva muzika, bingo lošimai. Dolce Vita baras. Laiptų laiptai, jeigu kituose kruizuose vieni pagrindiniai laiptai, kur visi svečiai bando nusifotografuoti, tai yra tokia ikoninė must have nuotrauka, kur pasipuošia, tarkim, white party ar ne, arba gala dinner, ateina svečiai ir visi kantriai stovi eiliai nusifotografuoti ir aš turiu tokią nuotrauką. Šokoladinė, labai skanus šokoladas ir ledai, čia nėra įskaičiuota į kainą, mokama papildomai, vienas mažas kaušelis $4,5. Šiek tiek primena gerą prekybos centrą, ar ne? Čia yra pica burgeriai. Galit valgyti bet kada. Tai yra įskaičiuota į kainą, dirba iki 1 nakties. Kuriam aukšte susipainiau, World Theatre, kitoj pusėje negu Panorama Lounge'as. Ir šiandien kas čia vyks? Odisėjai, premjera, cirko šokių kažkokia programa. Šiaip į visas programas reikia užsiregistruoti iš anksto. Nežinau, ar čia eina iš šitą? Ne. Čia tik pažiūrėti. Tai va, čia daily program. Spaudžiam. Ir mums čia rašo viską, ką šiandien rekomenduoju apsirengti. Casual, vadinasi, tvarkingi. Aurėjas spa šiandien vyksta odos tyrimai. Galybė programų, kokio šiandien yra daily special. Ir kazino vyksta renginiai. Ir galybė renginių. Tai vat per čia spaudžiant galima ir užsisakyti. Čia yra netgi gentlemanų barber. Šiaip tai gražiai atrodo, ar ne?
Čia yra netgi Fizz šampano baras, dabar čia tuščia, nepridėta šampano, bet labai fainai. Vienas iš nedaugelių vidinių barų, kurie turi pasisėdėjimus lauke. Labai fainai plaukiant jūrai. Ir išeinam į pagrindinę arteriją šito laivo, World Promenade, pasaulio promenada. Pamenat, rodžiau kambarius, kurie yra su kajutėm ir važiuoja į pasaulio promenadą, o čia viršui matosi akvaparkas, karstynės. Tai ką, Coffee Emporium, šalia graikų taverna, visi šitie restoranai yra mokami, bet tikrai labai gražiai atrodo. Parduotuvės, luxury accessories, rankinės. Naktį čia viskas pavirsta į didelį šou. O čia tas vamzdis, kuriuo žmonės nuo pat viršaus įlindę į ryklio nasrus gali nusileisti va čia. Aha, kaip tik va, ir nusileido vienas. Saldainių parduotuvė. O čia šalia All Star Sport baras. Labai aktualu vyrams, gali pažiūrėti varžybas. Iš tikrųjų nemažai ir transliuoja. Ir mes esam laivo gale, labai fainai vakare laivas kaip plaukia. Labai gerai matosi bangos. Priešais dar viena kuriama va tokia dirbtinė sala. Tai ką, reziumuojant, naujas, tikrai laivas, tik pusės metų, didelis, tikrai labai didelis, dar geriau apgalvotas negu ankstesni MSC laivai. Geras aptarnavimas, geras maistas. Faini baldai, viskas yra tvarkoj, jaukios kajutės, nors ir nedidukė, švelni patalynė, fainas variantas. O su jumis buvo Inga 1000 mylių ir iki pasimatymo kitose kruizuose, o taip atrodo MSC World America, World Promenada vakare. Ir vaizdas iš 8 denio.